Lazeris gali sukelti vėžį. Šiandien su manim daktarė, dermatologė, onkologė, medicinos mokslo daktarė Julija Mozuraitinė. Julija, turiu klausimą, nes girdėjau mitą, kad lazeris gali sukelti vėžį. Ar čia tiesa? Ne, tai visiškai netiesa, tai yra mitas, kadangi lazerio spindulys tai nėra jonizuojančioji spinduliuotė, tai yra tiesiog šviesa, tam tikro ilgio, tam tikros bangos šviesa, o šviesa negali sukelti vėžio. Ir kai kurių lazerių pagalba, tarkim CO2 lazerių pagalba, mes netgi galim gydyti vėžį, iki vėžinius susirgymus ir paviršinį vėžį galim šalinti. Čia man buvo labai svarbu tą žinoti, ką lazeris dar gali gerą padaryti. Lazerio yra labai daug rūšių, kaip minėjau, priklausomai koks bangos ilgis, kokios spalvos yra šviesa ir nuo to priklausomai mes galim daugelį problemų išspręsti. Galim gydyti rožinę, galim gydyti pigmentinės dėmes, galim šalinti plaukelius, galim šalinti tatuiruotes ir galim tiesiog pastangrinti odą, galim šalinti tos pačios apgamus, įvairius darinius, tai tos pačius ikivėžinius susirgymus. Tai lazeris labai plačiai naudojamas medicinoje įvairiom problemams spręsti. Ačiū Jums labai.